Daugelis žmonių per pirmuosius 2 metus meta savo pradėtą verslą. Nemesk savo svajonės dėl pirmos pasitaikiusios kliūties. Šiandien aš pasidalinsiu su tavimi 5 patarimais, kurie tikiu tau padės to išvengti. Pirmiausia, nusistatyk realistiškus tikslus ir etapus. Labai dažnai žmonės išsigąsta didelio tikslo, todėl rekomenduoju jį suskaidyti į mažesnius etapus, o pasiekus mažesnį etapą iš karto pajausite energijos pliūpsnį ir norą daryti toliau. Antra, ieškok paramos ir patarimų. Nebūk vienas, kaip sakoma, lauke vienas ne karys, taip ir versle. Susirask patikimą mentorių, junkis į verslo bendruomenės. Ten gausi ne tik palaikymą, bet ir patarimų bei naudingų įžvalgų tavo verslui. Išmok efektyviai valdyti ir planuoti savo veiklą. Daugelis daro visko po daug ir nesusikoncentruoja ties svarbiausiais uždaviniais, taigi pradėk planuoti, dėmesį atkreipdamas pirmai tai, kas išties yra svarbu. 4. Būk pasiruošęs nesėkmėms ir kliūtims, mokykis iš jų. Tikrai pradėjus verslą bus neišvengiamai daug iššūkių, daug kliūčių, daug nesėkmių. Svarbiausia, kaip tu į tą nesėkmę pažiūri. Aš rekomenduoju žiūrėti į tai kaip į pamoką, kuri tave augina, stiprina. Iš tų pamokų pasimokęs, tu tampi daug efektyvesnis savo srityje ir lengviau siekiantis savo tikslų. Na ir 5. Rūpinkis savo fizinę ir emocinę sveikatą. Stresą ir įtampą valdyti galima tik rūpinantis savo sveikata. Taigi kokybiškas miegas, kokybiška mityba, sportas ir žinoma dėmesio atkreipimas į savo emocinę būklę, tai yra poilsis, be galo svarbus aspektai statant verslą. Laikydamas visų šių 5 patarimų, tikrai įveiksi pradinius verslo iššūkius ir išliksi motyvuotas siekiant savo tikslų. Na, o jeigu tu suinteresuotas nori pradėti verslą, bet dar neatradai savo nišos, dar nežinai, koks tai galėtų būti verslas, susisiek su manimi ir aš tau papasakosiu, kuo gali užsiimti, norėdamas uždirbti tiesiog iš namų.